gerbiamas Tomas man dar aprodė labai gražias vietas ir čia yra Ilgio ežeras. Ir čia, suprantat, kas yra, čia jau žmonės maudosi, poilsiauja, o ten jau toliau kareiviai maudysis. Ir poilsiaus jau paėmė šitam poligonui tą teritoriją. Taip, visą paėmė, tai mes irgi klausim krašto apsaugos ministerijos savo laikų, sakom, iš vis kam imat šitą kampą, palikit aplink šitą Ilgio ežerą, šitą stovyklavietę įrengtą irgi Europos pinigais, jinai bendrai padaryta žmonėm, visai Lietuvai, visiems absoliučiai, tai žmonės atvažiuoja, kaip ir dabar matom, žmonių gausų, čia ne vietiniai, o tie, kurie žino, iš visos Lietuvos atvažiuoja, pailsėti, šitą paplūdimį, laisvai jį užima, kiek tų laisvų vietų yra, tai visada galėdavau apsistoti ir toliau kažkur ir visą kitą, bet po įstatymo priėmimo, labai graži gandras baltas skrenda, kyla, tai toje vietoje, dabar jau jie toliau, kas turi išlipti arba nueiti pažvejoti, krantu nebegalės. Čia tik iki šito liepto kažkur. Taip. O jau va ten tam krašte negali. Čia panašiai man primena, žinot, kaip Vištyčio ežerą. Įlipti gali, bet giliai plaukti negali, nes ten jau yra Rusijos teritorija. Tai čia irgi siena. Tai čia panašiai irgi bus. Vat iki šito liepto žmonės galės ateiti, o ten jau galės maudyti stebiną. Tai aš kviečiu Lietuvos žmonės, jūs aplankykit, atvažiuokit, pažiūrėkit, kokiose gražiausiose Lietuvos vietose rengiamas poligonas. Kaip kalbėjom tarpusavy, tai kodėl ne kažkokiam tai Biržų krašte, ar kur, prašau, steikit, nei provokacijų padarysit, šalia kaimininė Latvija, bus ramu, o čia, kam čia jūs teigiat? Juk čia neginamasis objektas, čia yra mokomasis objektas. Tai kam čia yra niekas, nei vieną klausimą, kai buvo užduota prezidentui, krašto apsaugos ministrui, nieko, nei vieną klausimą argumento nepateikė, kodėl čia reikalingas šitas poligonas. Esam prie stendo, va šičia, poligone. Čia biologinės įvairovės apsauga ir gausinimas. Kaip jie čia pagausins su poligonu? Dar kitas dalykas. Pažiūrėkit, Olandų. Va čia tas autobusukas vokiečių. Ten anglų. Suvažiavę ir randa tokioj vietoj žmonės, ne iš visos Europos, šitą gražią vietą. Aš va čia irgi kalbuosi su turistais, sako, mes esame netoli iš Alytaus. Bet kaip, sako, tokioj gražioj vietoj steigia poligonus. Nu, nesuprantam. Mes, sako, nesuprantam kaip žmonės. Ir pakol kas nei vieno aš neradau žmogaus, nesutikau, kuris pasakytų, ką čia kalbi, poligono reikia. Reikia, bet jų yra. Čia šito poligono, šito konkrečiai šito vietoje reikia Putiną. Aš taip įsitikinęs. Nes tai yra provokacija. Bus padaryta tikrai prieš Lietuvą.